Vienoje karalystėje. Tai sena pasaka apie carą Žirnį, caraitę Mariją, Užjūrio princą ir apie Jemėlę bei stebuklingąją lydeką. Scenarijaus autorius Erdmanas, režisierius statytojas Ivanovas Vanu, dailininkas statytojas Sarkisianas, kompozitorius Nikolskis, operatorius Drujanas. Filmą dubliavo Lietuvos televizija. Dubliažo režisierė Aldona Vederaitė, garso režisierė Nemira Borkengagenienė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Atvažiavome. Jemėle, ką tu dabar darysi su manim? Seniai atiduosiu. Iš tavęs išvirs riebią žuvienę. Jemėle, neatiduok mane, seniai. Nevirkit iš mane žuvienės. Paleisk mane pas mažuosius lydekiukus. Ir daug jų turi. 44. Kaip jie našlaitėliai gyvens be motinos. Pasigailėk manęs nelaimingos. Na gerai. Tik žiūrėk. Kitą kartą man nepakliūk. Ką padarysi? Vietoj žuvienės teks rėpti rūgščią kopūstienę. Eich, Jemėle, ne žuvienė laimė neša, o už tai, kad tu mane paleidai, padarysiu viską, ko tik panorėsi. O tu ir meluoti moki. Patikėk mano žodžiais, Jemėle. Jei ko panorėsi, tik ištark. Lydekai paliepus, man panorėjus, ir viskas išsipildys. Lydekai paliepus, man panorėjus, žingsniuokit patys kibirai namo. Lydekai paliepus, man panorėjus. Marija, štai ką tau atsiuntė Užjūrio princas.
Oi, koks gražus. Oi, koks dailus. Tik truputį liesokas. Kai pas mus pagyvens, pastorės. Cari valdove, o kadagi jis atvažiuos? Greit turi atvykti. Aš dar nesušukuota. Tu susišukuok. Jemele, važiuok į mišką, kieme nė vienos plauskos nebeliko. Gerai. Gal ir važiuosiu. Lydekai paliepus. Man panorėjus. Važiuokit rogės į mišką. Charmant, magnifique. Charmant, magnifique. Ei, salgo aqui! Attendez, mon Dieu! Lydekai paliepus, man panorėjus, na kirvi, nugenėk šakas. Na, pjūklė, dabar tavo eilė. Bonjour. Labą dieną. Labą dieną. Bonjour.